Atvažiavom iki vietos BMW muziejus. Ir štai eksponatai. 1, 2, 3, 4 ir porom motocikliukų. Einam, pasižvalgysim į vidų. - 1929 metais buvo pagamintas pirmas BMW automobilis 315, tai va taip jis atrodė. Tai po pirmo pasaulinio karo BMW praktiškai bankrutavo dėl to, kad Vokietijai buvo įvestos sankcijos po karo ir jie negalėjo gaminti lėktuvų variklių. Pradėjo gaminti motociklus ir tai išsaugojo šią gamyklą. Gaisys tai, jei mažo kilovatų, tai va, pirmas BMW varikliukas į motociklus turėjo 5 kilovatai. Odas turbūt dengtas, greičiausiai su oda prispaudžia. Pradžiai motociklai be lempų. Niekas neplanavo naktį važiuoti, o BMW pirmieji įdegė gėlą lempas. Tiesa, dar prieš tai lempų buvo su dujomis ir panašiom energijom. Ir čia buvo tikra naujovė 23 metais ant šito motociklo. Dar viena naujovė - garsinis signalas, kurio irgi niekas nenaudojo. O BMW pirmą kartą panaudojo garsinį signalą. O tas pirmas garsinis signalas, kaip jis atrodė. O dar viena naujovė - į motociklą įrengti naują perdavimo sistemą reduktorių, kuris reikalavo mažiau priežiūros. Nereikėjo tepti grandinės, jos keisti. Beveik visam gyvenimui. Svarbu neprisišnekėti, nes dar namo mums reiks grįžti. Šlovės alėja. Adolfui Hitleriui atėjus į valdžią, grįžo ir karinė pramonė, tai pradėjo gaminti motociklus ir 7.5 su lopšeliu skirtą kariuomenę. Dar viena naujovė - priekinės šakės, kurios yra teleskopinės. Dabar beveik visi gamintojai teleskopinės šakės naudoja. Tuo tarpu tai buvo didelis pokytis, leidęs sulyginti priekio ir galo svorius. Kaip tavo 500 kubų BMW? Važiuoja. Tai va irgi 500 kubų prieš antrą pasaulinį karą, 38 metai. Važiuodavo kiek? 220 su turbina. Ne turbina, čia superchargeris tikriausiai. Čia kompresorius. Kompresorius. Su dvigubu trosu. Gal ir nuo priekio jau. Galą stabdant, stabdo ir priekį. Kursim lėktuvo variklį. Varžybos. Tik įdomu SSRS su kuo čia lenktyniavo. Su Iželiu. Čia gal nuotraukai net nesimato kažkur ten gale.
216 km. Nu tai čia tas, kur. Šitas. Užsakė sovietai šiek tiek lėktuvų variklių. Tikrai nenukopijuot. Panaudot ir viskas, jie patys susikurs. Lenktyniniai BMW. 25 metai 115, 39 180, virš 230. Ir dvi žvakės, čia pačiu dvi žvakės. Su tepalo aušinimo sistema ir mums reikėtų tai pagalvoti. Gal autostradai tada šiek tiek daugiau galėtume lėkti. Čia baisu. Pasižiūrėti, kiek važiuoji, tai vat geriausias sprendimas. Užsilipdai ir tau nieko nebereikia. Spaudė. BMW VR 500. Maksimalus greitis 55 metais 280. Kad neišpūstų, reikėjo šitą vagonėlę visą. O pačioje galima kojas pakišti. Čia greičiai? Greičiai rekordas atyčia? Šalmo nereikia. Per triubelę paduoda orą, čia pučia ir važiuoja 280. Dar gerą durnių reikia surasti, kad pasodinti čia. O štai yra mūsų kelionės draugo svajonės BMW R80 GS, kur Dakare dalyvavo šitas modelis. Šiek tiek restauruotas ir kai kurie labai apie jį svajoja, labai. Plus tepalai, kad supilė. Du atskiri bakai. Rida kaip tavo BMW, 11 000 dabar jau. Silpnas vėjas. Galvoju stipresnis. '76 metais pristatė modelį su pilnais aptakais. Dabar daug kas jau tokius naudoja. Dėl aerodinamikos, vairuotojo komforto ir panašiai. Tai jau, kas turi vien 2 GS, tai susirūpinkit, nes jau irgi eina į stendus. Tai va čia irgi ir vietas yra, o to žiūrėsim, ką daryti. Pirkit jau vandeninius būtinai, nes jau senovė jau yra pas jus. Vienas, matot, kai kurie motociklai muziejuje, kurie prie gatvės dar važiuoja. Tai apie jį daugiau papasakosim vėliau šiek tiek. Tai o dar vienas išskirtinis modelis. Iki 70 metų enduro ir kelių motociklai buvo nesuderinti. O šiandieną labai populiarią motociklų klasę enduro BMW sukūrė, sujungė krosinį motociklą ir kelių, su kuriuo gali važiuoti tiek bekeliai, tiek keliu. Žvaigždė bandotas. 72 metų elektromobilis. Elektra nepakratis, nes kiek čia 12 voltų, 32 kW. Prašo neliesti, bet čia ne mums. Šitą leido, irgi išgelbėjo gamyklą šitas modelis. Ne pagrindinė šitas, jo ir variklis kaip R35, kažkas panašaus.